Sveikučiai! Šiandien mintis kilo įrašyti šį video, nes paskutiniu metu ypatingai daug stebiu publikacijų tinklinių rinkodarų žmonių socialiniuose tinkluose ant sienų, o ir ne tik iš šios industrijos, kuriuose skamba, ten šunys loja, karavanas eina, ten visa ten aplinka kažką tai puola, aš vis tiek čia judu į priekį, lyg tai bandoma pabėgti galbūt nuo kasdienių veiksmų, prisijamant aukos arba kaip tik kokio tai didvyrio ten amplua. Žmonės, kai kurie aplinkiniui, tai irgi taip ir komentuoja ir sako, žinot, kilo mintis įrašyti šį video, pasižiūrėkite iki galo tam, kad išsklaidyti galbūt visą tą tokį rūką aukų ir didvyrių ir pasakyti, kaip tai galima paprastai žiūrėti ir judėti link savo tikslo. Taigi, turbūt teisybė, teisingumas, tiesa, tai yra tos sąvokos, į kurias mes kartais įsiveliame, pakišdami po juos gali kartais labai daug ką. Tai gali būti mūsų kažkokios kompetencijos trūkumai, silpnybės, mūsų vertybių skalė ir panašiai. Viskas yra daug paprasčiau. Kiek yra žmonių pasaulyje, tiek yra tiesų, tiek yra teisybių, tiek yra požiūrių. Ir menas yra, atsivadinkim, judėti link savo tikslo arba, kaip vadinasi šis video, paleista strėlė į tikslą, į aplinką nesižvalgo ir gerbti kitų žmonių nuomonę ir kitų žmonių tikslus. Be abejo, mes kažkuriuo poveikiu veikiam kitus žmonės, kažkurie žmonės veikia mus ir tai yra normalu, iš čia kyla progresas, iš čia kyla ta vidinė gyvenimo elektrovara. Tai yra, kai mes kažką veikiam ir mus kažkas veikia. Jeigu mūsų tikslas kažkur surezonuoja ir kažkas pradedam į mus atkreipti dėmesį, nesvarbu su kokia reakcija, reiškia tikslas yra geras, reiškia judėjimas yra aktyvus ir geras. Turėkite tai omenyje. Ir čia ateina kitas klausimas, kas yra svarbu būti likti teisingui, teisiam ar būti nugalėtoju. Ir čia mes turime kiekvienas atsakymą rasti patys. Kas yra likti teisiam? Tai yra įrodyti žūtbūt savo tiesą, sužlugdyti arba, nežinau, kažkaip tai pažeminti savo oponentą, sakant, aš esu, mano tiesa yra teisingesnė už visų pasaulio tiesas ir už tave tame tarpe, ir tavo tiesa yra tokia. Kai kuriais atvejais jūs galite pagal savo kompetenciją, pagal savo gyvenimo patirtį, daug dar ką galbūt matyti iš viršaus ir iš tikrųjų kai kurie momentai gali būti, tas žmogus tiesiog dar nepastebi. Tačiau kas jums yra svarbu? Įrodyti tą tiesą, pažeminti žmogų, likti teisiam ten kažkur tai, galbūt ir kartu uždaryti bet kokias duris, toliau su tuo žmogum bendradarbiauti, toliau su tuo žmogum turėti kažkokį dialogą, galbūt pakviesti tą žmogų į komandą, jeigu tai yra tinklinė rinkodara ar panašiai. Ar jūsų tikslas yra kartais galbūt išklausyti žmogų, suprasti jį, nes jis eina savo kelią ir palikti tas duris atviras. Taigi, kas yra svarbiau? Likti teisiam ar nugalėtoju? Pagalvokime apie tai kartais. Aš čia irgi daug guzų esu atmušęs, kai aš pradžioje kažkurių savo pradžių įrodinėjau, ten mušiau galvą į sieną, kad jūs čia nematote, va taip ir taip yra. Ir kai kuriais atvejais be abejo žmonės ir dabar, jie galbūt tuo metu aš ir buvau teisus, tačiau tie žmonės jau su atsargiai gali žiūrėti vėliau, nes jūs tiesiog galbūt į juos iš viršaus pasižiūrėjote. Niekas nenori būti lūzerių gyvenime, niekas nenori būti pažemintų. Taigi, atsiminkite, kad kiekviena tiesa tai yra jūsų asmeninė tiesa ir tai turbūt yra tiesa, nes kiek žmonių pasaulyje, tiek yra įvairių nuomonių, tiesų ir jos visos yra gerbtinos ir jas reikia žiūrėti, gerbtinai, pagarbiai, galbūt sąveikauti su jom, galbūt kažkur prisilietus koreguoti kažkieno tai kryptį ir kažkas prisilietęs nebijoti, kad pakoreguos jūsų. Ir kai jūs formuojate tą kelią, judate link jo, visada nepamiršti savęs paklausti, kas man yra svarbiau - likti teisiam ar pasiekti savo tikslą, nes lekiant į tikslą strėlė į aplinką niekada nesižvalgo. Kartais galbūt geriau išklausyti žmogaus,
suprasti jo kelią, suprasti jo judėjimą ir tas žmogus vėliau prisijungs prie jūsų projekto, prie jūsų komandos ar panašiai. Ar žūtbūt įrodyti tam žmogui, koks jis yra dabar, kaip jisai, nežinau, kažką daro ne taip ir panašiai, koks jūs esat protingas ir kaip aplinkui visi yra, neprotingi, o čia jūs tik viską matot ir žinot. Galbūt jūs ateityje ir liksite ir teisus ir tas bus tiesa, tačiau ar tie žmonės norės su jumis bendrauti ir būti, turbūt ne. Taigi, kas yra svarbiau? Likti teisiam ar likti nugalėtoju? Ar jūs apie taip dažnai pagalvojate? Ar turite savo tikslą, dėl kurio gerbėte aplinką, dėl kurio gerbėte pats save ir link kurio judate niekam neįrodinėdami, nieko ir niekam nesiteisinami, nes paleista strėlė į tikslą, į aplinką nesižvalgo. Tokios mintys šiandien, visiems didelių ir gerų tikslų. Gerbkime save, gerbkime kitus, jų lydėkime link savo tikslo. Būkime magnetiški žmonės, traukime žmonės gerbdami kitus, o neįrodinėdami, kad žemė yra tiesiog apvali. Visiems linkiu sėkmės, didelių tikslų, gerbkime save ir kitus.